Šiandien pirmą kartą turbūt mūsų surinko kultūros namai ne renginiui, ne mūsų darbo reikmėms, ne priedermių kokių tarnybinių vykdymų, o surinko mus kultūros darbuotojų diena, kuri skirta ne kokių protokolinių nutarimų priėmimui, o tam, kad stabtelėję nuo kasdieninio bėgimo, kurio nelaisvėje mes kiekvienas gyvename, galėtume pamastyti apie laiką, pamastyti apie save, apie savo misiją, ką mes kerti, įsipildžiusias ir nesipildžiusias mūsų svajones, apie savo klaidas ir savo įžvalgas ir turbūt širdį padėkoti lemčiai, kad mes šiandien visi gyvi ir truputį sveiki esam. Žodžiu, šita diena skirta yra tam, kad galėtume tiesiog visi kartu čia savo bendrystėje pabūti. Ir atodūsį, ir džiaugsmą akimirkoj sustiprinti save ateities darbams. Malonu, kad mes esam ne vieni. Ir šiandien mes turim malonių, mums brangių svečių. Ir galbūt ne tiek, tai yra svečiai, kaip mes įsivaizduojam svečius, lyg tai iš pašalies. Tai yra mūsų bendražygiai, mūsų bendro darbo svečiai. Tai mūsų gerbiamas meras čia sėdi. Šiandien čia yra seniūnai miesto, seniūnijos, kaimiškųjų seniūnijų seniūnai. Tai jie taip pat yra kultūrinės veiklos, kultūrinio darbo mūsų bendradarbiai. Ir labai malonu, kad jie šiandien čia yra. Taip pat yra kariškiai, su kuriais mes maloniai bendradarbiaujam. Jie pasirengę yra mums vieną nedidelę valandėlę ir suteikti džiaugsmą savo dainą ir muziką. Taip pat yra ir ypatingas vienas atvejis, kad šiandien pas mus yra ir vadinam šiandien svečiu, o iš tiesų ilgametis bendradarbis, kuris ir lieka bendradarbiu, tai buvęs ilgametis skyriaus vedėjas Juozas Šimkus. Kurio darbų parodą atidarysim 13 valandą. Taip, kad mes šiandien čia pabūsim, pasidalysim mintim tokioje aplinkoje, galvom iki 12:30, kad mes turėtume užbaigti, o paskui nueisim, atidarysim tartų žodį. Prašau. Labą dieną, mėly kultūros darbuotojai, mėly svečiai. Iš tikrųjų, malonu šiandien man čia būti jūsų toj pirmoje šventėje Tauragės rajone, kurią jūs dirbat jau labai senai, aišku, ir labai daug. Ir aš iš tikrųjų esu susipažinęs su jūsų daugumo kolektyvų. Turėjau daug garbės ir malonumo pasidžiaugti jūsų pasiekimais ir jūsų kūrybinė veikla, kuri yra iš tikrųjų tai nuostabi ir tikrai puošia mūsų rajono gyvenimą. Už tai jums labai didelis ačiū. Iš tikrųjų, jūs
darot labai daug, tačiau mes, kaip rajono valdžia, kaip rajonas padėti šiandien jums nedaug te galim. Ir tas kontrastas, aišku, nėra geras, bet aš tikiuosi, kad gal jau nuo kitų metų šiek tiek dabar apsišlavėm tus pačius didžiausius rajono darbus, kur tiesiog buvo neįmanoma kitaip, reikėjo daryti tuos visus žmonėms būtinus gerbuvę darbus. Aš manau, kad nuo sekančių metų naujam biudžete tikrai mes galėsim pasistengti ir numatyti kultūros darbuotojams jų materialiniai bazėje plėsti ir jų kūrybiniai veiklai vystyti, kai jų sąlygos būtų geresnės. Aš tikrai esu už tai ir aš pats turiu gyslelę šito meno srityje ir aš visada į menininkų žiūriu su didelė pagarbą ir dideliu džiaugsmu, nes aš žinau, kas yra menas ir kad tai yra žmonės pašaukti negali, eilinis žmogus gali tik išmokti būti menininku, tačiau jis nebus menininku, tikru, jeigu jis neturės to pašaukimo. Išmokti galima viską, bet reikia turėti ir Dievo dovaną. Jeigu juos nėra, tu tikrų menininkų netapsi, tapsi geru amatininku. Todėl čia jūs visi esat susirinkę tie, kurie atiduodat savo širdį ir savo sugebėjimus, savo talentą visiems kitiems, kad visi kiti galėtų džiaugtis jūsų kūrybą, jūsų gyvenimu, jūsų gyvenimas iš vien yra menas. Todėl šiandieną čia noriu jūs nuoširdžiausiai pasveikinti šią šventę, kai visada jau dabar bus tradicinė šventė, tarybos pat yra Liorančo, nežinau, kieno čia įtaka yra įsikovota, nors vienas dalykas įsikovotas. Kultūros darbuotojai tai nors šventė, kuri nieko nekainuoja, aišku, tarybai yra suteikta ir aš manau, kad ji taps jums tradicinė ir miela ta šventė ir jums kiekvienais metais atneš daug džiaugsmo ir daug prisiminimo minučių ir valandėlių. Esu šiek tiek užkimęs, įdomiausia tai, kad nuo energingo šokio paprastai kojos skauda, o nuo gerklė užkimė. Ir pavakar, taip, svečius vokiečius, kad turėjom. Bet nieko nepadarysi, būna visokių kuriozų. Taigi, ta proga, aš turbūt šiandieną mes galim tik tai tiek mums padėkoti, išreikšti padėką ir tai aš norėčiau padaryti eiliai jūsų kultūros darbuotojai. Nors aš visumoj manau, kad visi jūs esate tikrai didelės padėkos rajono mero, rajono valdybos ir tarybos vardu tikrai esate verti ir aš ją tikrai jums perduodu su didžiausiu nuoširdumu. Ir linkiu jums ne tik tai kūrybinės sėkmės, bet visiems ir dvasinės ramybės, jums sveikatos, nes ten irgi reikia sveikatos. Ir visko, ko jūsų širdis geidžia. Ačiū. Pakviesiu pagal jūsų sąrašą ir jūs įteiksit jūsų padėkos raštus. Zelma Antanavičiui. Martina Balserytė. Stasė Čilinskienė. Zosė Kredienė. Romualdas Jurčakas. Edmundas Mažinas. Antanas Naraškevičius, bet jis turės
ką daryti. Nufilmuota. Danutė Norgailinė. Juosta pasibaigusi. Toks yra posakis, toks terminas, kad Lietuva yra dainų šalis. Bet greta, žinoma, tai tiesa yra, bet greta dainų tai yra Lietuva ir dejonių šalis. Tai yra taip jau mūsų tautiniam charakteriu įprasta daug dejuoti, bet kultūrininkai tai galbūt daugiau dainuoja negu kiti dejuoja ir mažiau dejuoja negu kiti dainuoja. Ir tai yra turbūt dėsningai, jie daro todėl taip. Ne dėl to, kad jie kokią turi storesnę odą ar nesuvokia ko nors. Jie neturi nei storesnės odos. Jie labai puikiai suvokia, kad žmogų pasirenka laikas. Ne laikas žmogus pasirenka, o laikas jį pasirenka ir jis tarnauja šitam laike. Jie suvokia, kad kiekvienoje valstybėje buvo, yra ir bus taip, kad visada trūksta pinigų ir trūks jų pinigų. Ir jie taip pat supranta, kad ir tie maži pinigai priklauso kaip kam jie yra skirti. Jie labai supranta, kad tie kuklūs pinigai irgi gali būti paskirti vienai par kitai. Tai kaip mes kiekvienas, kada turim vieną kitą litą, tai mes yra pasirinkimas. Aišku, pirmiausiai duonai nusipirkti, galime juos ir blizgučiui nupirkti, ir buteliui nupirkti, o galima ir knygą nupirkti už juos. Kiekvienas kitai daro. Ir suvokia kultūros darbuotojai, kad ta valstybė, kuri šiandien sutaupys iš kultūros, iš mokslo, iš švietimo, tai šitie sutaupyti pinigai labai greit ištirps kaip dūmas ir pareikalaus dar didesnių ir daug didesnių pinigų kalėjimams, jėgai ir kitiems panašiems dalykams. Kultūrininkai daugiau dainuoja ir mažiau dejuoja, mano manymu, todėl, kad pašaukimas kultūrai ateina ne iš apskaičiavimo, o iš širdies ateina. Ir čia aš vis prisimenu Vinco Kudirkos tokio žodžios visi, kada mokėmės, prisimenam jo eilėraštį, ne tas yra didis. Tai va ten čia jis ir parašė, ne tas yra didis, prieš ką milijonai prispausti retežiais ten dreba. O didis tas, kur vargdienėms duoda jų strienas atitiesti, palengvindamas sunkiai gyvenimo naštą. Tai kultūros, sakysim, nors mes įsivaizduojam, kad kartais, kad renginiai, kad čia yra šita pramoginė tokia pusė, kad lyg tai ir viskas, ne viskas, žinoma, yra, bet kada žmonės mūsų jaučia, kad ir daina, ir muzika,
ir vakaras skirtas žmogui palengvina jo naštą. Tai jau čia ir yra ta didybė. Ir čia yra tas pašaukimas. Ir turbūt didelė dalim dėl to kultūrininkai visais laikais. Ir čia yra tiek senų darbuotojų, kurie iš to pašaukimo dirbo prieš 20 metų, dirbo prieš 10 metų ir tebedirba šiandien. Taigi mes ir matom, kad šių žmonių ilgų metų darbas tai yra paliudijimas, kad kultūra nepriklauso nei nuo laiko, nei nuo politikos skirtybių kokių, nei nuo santvarkų, o tai yra daug daugiau. Ir tai yra tas pašaukimas, dėl ko šitie žmonės čia dirba ir dirbs. Dabar yra daug darbuotojų ir visi darbuotojai šiandien susirengia. Aš noriu visiems, kaip įmanoma, padėkoti už tai, kad taip nuoširdžiai dirbam. Na, žinoma, yra ir klaidų, nes žmonės nedievai ir jie niekada nebus tokie, bet kiekvieno noras yra dirbti, tarnauti kultūrai, rajonų kultūrai, Lietuvos kultūrai, pasaulio kultūrai. Aš noriu vienam kitam mes galim dėkos raštą irgi nuo savęs norim įteikti. Ir kartu toliau norėsiu įteikti po mažą suvenyrą tiems darbuotojams, kurie dirba jau daugiau kaip 20 metų. Kadangi šiemet pirma mūsų kultūros darbuotojų diena, tai truputį yra susitvenkę mums. Anksčiau tos tradicijos nebuvo, tai yra susitvenkę. Yra kitas ir 30 metų, išdirbėse 20 metų. Mes su kaimo darbuotojais praėjusiais metais turėjom tokią įžanginę ar tokią bandomąją mėginimą. Ir tie, kurie buvo virš 20 metų išdirbę, mes juos pasveikinom ir tokias dovanėlės suvenyrus atminimo įteikėm. Tai liko tik tai miesto, kultūros namų, skyriui dirbančių žmonių, kurie tada nepateko į kaimo šitą ratą. Ir viena darbuotoja bus iš Gaurės, kuri jau šiemet jai suėjo 20 metų ir mes taip pat paminėsim. Tai aš pirmiausia noriu įteikti padėkos raštelį Audronė Ambrozienė. Virginijui Bartošiui Artūrui Červenskui, Kazimierui Grigalavičiui,
Vaidotui Gulbenskui. Rasai Jakienei. Birutė Laugalienė. Irenai Laugalienė. Antanui Naraškevičiui. Nu vėl daug nufilmuosiu. Dabar Danutė Naujokienė. Zosė Noreikienė. Anastasija Pečkaitienė. Genovaitė Urmonaitė. Ir Inga Žiaušienė. Nu dabar, kaip sakiau, čia buvo jubiliatų, ne jubiliatų, o jubiliatams noriu įteikti po nedidelį suvenyriuką. Tai dabar pradėsim nuo Martinas Balserytės. Čia vertienė pagal gyvą svorį. Toliau Irena Laugalienė. Edmundui Mažrimui. Stasė Kečilinskienė. Genovaitė Urmonaitė. Vaidotui Gulbenskui. Zenonui Komskiui. Ir
Kazepui Grigalavičiui. Kaziuks, tai aišku, ir baravykų karalius dar yra, bet čia jau nemanau. Dar mes turėjom vieną, bet šiandien nėra, tai mes surasim kitą progą ir įdėsim. Gerbiami svečiai, mėly kolegos, na kągi, tokios iš tikrųjų gražios šventės proga. Leiskite jūs visus nuoširdžiai su ją pasveikinti, palinkėti daug kantrybės, valios, energijos. Na ir dirbti toliau tą darbą, kurį mes dirbame, kuris iš tikrųjų yra labai nelengvas. Šios šventės proga aš parašiau jums tokį laišką. Jeigu būčiau siuntęs paštu, tai būčiau užrašęs tokį adresą. Kolegoms kultūros darbuotojams Užkulisių kaimas. Na, laišką atpasakoti negalima, todėl leiskite man jį perskaityti. Kaip gyveni, mielas kolega? Pasigendu tavo balso daugiabalsime šių dienų pesimistų, nuosaikiųjų ar optimistų, nors tokių yra nedaug, chore. Gal užkimai, bet dainuodamas, nors dainuoti visiškai nesinori. Mat galva pilna įkyrių minčių, apie nenuravėtą daržą, nesugriebtą šieną. Žinau, šiais papildomais darbais apsikrauni ne dėl noro pralopti, o kad sudurtum galą su galu. Gink Dieve, godumo liga mūsų kolega niekada nesirgo. Kas susirgo, seniai susirado kitą darbą. Gal, sakau, susirgai nepilnavertiškumo kompleksu. Sąlygos šiai lygai progresuoti buvo ir tebėra idealios. Mintimis grįžkime į tarybinius laikus. Ir tada gavome mažiausią algą. Buvome nuolat mokomi, kritikuojami. Kritikavo moterų taryba, kad vyrai geria. Parsekretorius, kad žmonės į bažnyčią eina. Saugaus eismo taryba, kad traktoristas į griovį važiavo. Kodėl tokie dalykai dėjosi? Todėl, kad tu organizavai per mažai renginių, užkertančių kelią šioms negerovėms. Nekažin kas pasikeitė ir dabar. Kritikuotojų ir dabar pakankamai, nors dažniausiai šito darbo imasi visiškai nieko apie kultūrą nenutuokiantys žmonės. Jei bent vienas iš jų būtų pavaikščiojęs kartu su tavimi po kaimą, kviesdamas žmonės į repeticijas, pabuvęs juose, būtų supratęs, kiek galima išmokyti, šokti, groti, dainuoti per 2 ar 3 mėnesius. Per tą laikotarpį nualinta materialinė bazė, kuriai atstatyti reikės nemažai laiko ir lėšų. Tu kantrus, nemintingavai, nepiketavai dėl mažos algos, blogų darbo sąlygų, kada kiti tai darė, būdami žymiai geresnėje padėtyje. Per daugelį metų išmokai pasitenkinti minimumu. Ruduo, darbo sezono pradžia, nerimo ir dajonių metas. Ar pavyks suburti saviveiklininkus, ar nelašės pro kiaurą stogą, ar bus šilta, daugybė ar. Artinasi šeštadienio vakaras, jaunimas susirinks pašokti, o tavo magnetofonas prieštoninis, garso aparatūra pasiskolinta iš kaimyno, aplamai į šokių vakarus eini kaip į katurgą. Dalis jaunimo ateis išgėrę, bandys diktuoti savo valią, gal ir susimuš, pažirs stiklai. Susitvarkyti tu turi vienas. Prie kiekvienų kultūros namų policininkui nepastatysi, o jei reikėtų jį pasikviesti, neturi telefonų. Susidaro įspūdis, kad Respublikoje nėra kultūros vystymo, jos puoselėjimo strategijos. Daug lėšų skiriame prestižiniams renginiams, fejerverkams. Tuo tarpu žemiausia kultūros grandis, kur bujojo tikrosios lietuviškos kultūros šaknis, slypi liaudies kultūros perlai medį. Kai tas šaknis pakirsime, teks konstatuoti, kad išlaikėme lietuvybę ilgais okupacijos metais,
o praradome ją atgavę nepriklausomybę. O gal laikyti kultūrą amžiname nepritekliuje ir yra strategija. Juk įrodyta, kad lietuvybė išsilaikė paprastų, varganų kaimo žmonių dėka. Bet nepaisant visko, kolega, tu optimistas. Ar daug mums reikia? Nedaug. Pastaruoju laiku iš tikrųjų džiaugiamės pagerėjusių renginių finansavimu, seniūnijų paramą tvarkant kultūros namus, įsigijai šiek tiek aparatūros, baldų, bet vėl sumažintas finansavimas. Pagal sumažinimo procentą kultūra 5. vietoje, nors netektų pinigų suma nėra tokia jau labai didelė. Pasirodo, ir iš tuščios kišenės šitą dar galima paimti. Bet mes dar dainuosim, nors balsas prikimo. Sveikinu tave, kolega, su pirmąja rajoninio masto kultūros darbuotojų diena. Tegu jie būna nors mažytis džiaugsmo spindulėlis tavo kasdienybėje. Čia kaip Lenino laiškas iš arti. Leninas rašė laiškas. Bet kažkaip daugiau man pasirodo buvusiam ministrui Šalteniui kažkaip. Labiausiai tiek naujasis ministras. Naujo dar nepažįstam. Aš jau susipažinau Druskininkuos, tai gautum parašyti, kai kuriuos turbūt. Bet tai jau gerai, žinoma, laikas parodys. Tai dabar išklausim laišką iš arti. O dabar norėčiau ne laišką, bet keli žodžius iš toli. Tai aš paprašyčiau, mielą Juozą, gal keli žodžius, kaip jam atrodo iš šalies, iš toliausiai žiūrint. Per tiek metų, kiek kas pasikeitė, kada dirbai ir kaip atrodo tas viskas. Kaip atrodo, bent keli žodžius. Labai džiaugiuosi šiandien tą pirmąją dalimi, kad tos daugumą apdovanojimų gavo tie darbuotojai, su kuriais aš dirbu. Tai buvo pats man maloniausias toks dalykas, šitame renginyje. Reiškia, laikomės. O kaip jūs dirbate, ką jūs dirbate, aš nieko negaliu pasakyti, aš nepažįstu, aš nežinau, aš nesusiduriu. Tai gal jums bus įdomiau tai, ką aš jums trumpai ką nors pasakysiu, kaip tenais yra dirbama, kas darosi. Tai gyvenu aš tokio pat dydžio mieste kaip ir Tauragėje. Lygiai tas pats, kaip 34, tas pats 34 tūkstančiai gyventojų yra. Pirmiausiai bazė. Yra kultūros namai, salė, kuriame koncertuoja teatrai, orkestrai, visi tie tokie klasikiniai, bet labai daug yra šiandieninės muzikos. Bet šiais metais pradeda statyti labai didelis tokius šventinius kultūros namus, už labai daug milijonų, turbūt už 40 milijonų, kuri vyks jau labai dideli koncertai. Jeigu jūs per televiziją matot, koncertos dalyvauja po 5-6 tūkstančius gyventojų, tokios didelės salės. Yra dailės galerija, kuri kas mėnesį rengia dailės parodas, profesionalos dailės parodas. Yra didžiulė sporto įrenginių kompleksas visas, iš metalo ir stiklo pastatytas. Yra visa eilė, turbūt 5 bažnyčios, kurios turi taip pat savo kultūros namus, tos vadinamus parapijos namus, kuriuose vyksta ir koncertai, ir parodos, ir renginiai. Pirmiausia, ką aš susidūriau su kuo, lygindamas, ką mes čia darėme, tai pačiais pirmaisiais metais, ką mes čia darėme daug metų, buities kultūros dienos, aš ten susitokau su kultūros dienos. Jos tęsiasi mėnesį, o turinys panašus buvo. Parodos, koncertai, susitikimai, bet jeigu mes rengdavom vieni kultūros namai, ten platesnė
yra rengėjų, didesnis rengėjų skaičius. Tai dailės galerija parodą ruošia koks nors bankas parodą, dailės parodą. Taupomasis bankas nuolat ruošia parodas ir per tą mėnesį taip pat. Biblioteka ruošia literatūrinį susitikimą tuo mėnesiu, kalbu tas kultūras vienos. Tai kažkas panašu, ką mes darėme. Kitas atvejis, tai mes darėme čia tas, turbūt Respublikai pirmiausiai, estradinės muzikos vakarus. Tada pradėjom pirmieji pateikti jaunimui programą tokią koncertinę. Tenais irgi vyksta ilgiau, vyksta Pilies kalne ir vyksta maždaug 10 dienų, 10 vakarų. Ir tai, tokie renginiai, ką mes čia darėm, kai tenais pagrindiniai renginiai tokie. Yra miesto šventė didelė, kurią ruošia, kai kurias tik tai dalis ruošia kultūros skyrius, o visas kitas dalis ruošia organizacijos. Tai yra įvairios organizacijos, tai yra tautinių mažumų organizacijos, tai yra medžiotojų, tai yra bitininkų, tai yra daržininkų, tai dar kokia organizacija. Ir tos organizacijos paprastai miesto šventėj prekiauja, vaišina, turi bufetų savo. Ir šventė apima visą miestą. Pavyzdžiui, pastatomas yra 5 scenos. Ir tos vienas scenos, kitos dar kaip ir susišūkauja. 5 scenos, kuriuose vyksta koncertai nuo 11 iki nakties 12 įvairios koncertai. Dabar kokias skirtumas šventės tarp mūsų buvusių ruošiamų švenčių ir ten ruošiamų šventės. Mes ruošiam šventę, kad parodyti, kas čia yra scenoje. Jūs pasižiūrėkit ir eikit. O ten yra priešinga. Šventė yra ruošiama žiūrovai. Pirmiausiai pastatomi suolai ir stalai. Visur. Gatvėse, aikštėse. Ir žiūrovas atėjęs sėdi, valgo, geria ir žiūri, kas darosi scenoje. Priešingai. Reiškia, viskas eina į žiūrovą, į žmogų. Turbūt tas ir yra kultūrinėme darbe ir dabartinėme ir jums turbūt yra, svarbiausiai į žmogai, į žiūrovą. Ir tas yra čia ir yra turbūt sunkiausiai. Ir tos problemos, ir tos materialinės sąlygos, ir tos ekonomika ypatingai sunkiai. Tai aš jums linkiu šitame kelyje einantį žmogų. Jų patiem būti stipriem. Pirmiausia, jūs patys mylėkit save. Tai ne egoizmas. Mylėkit save ir gerbkit save. Nenusileiskit. Va šitas. Jūs esat kultūros darbuotojus. Jūs esat aukščiau dažnai negu kiti darbuotojai. Tokie technikiniai ar kas nors. Tai va, tik save mylint ir save gerbant, jūs, aš manau, padarysit daug. Padarysit daug. O taip, žinoma, yra sunkumų, yra sakoma, nepriklausomybė kaip geras vynas, bet pagiria sunkus. Tai va, praeis viskas, eikit į tą nežinomybę, eikit į tą laiką ir jūs pasieksit. Ir dar kartą sveikinu visus tos, kurie dovanoti buvo šiandien. Ir man labai buvo malonu, kad tai daugumoje buvo iš tenais atėję. O kultūra tai nereikėtų skirti ten ir čia. Kultūra yra procesas. Kultūra susideda iš tradicijų. Ir negalima užbrėžti, kaip čia buvo rajoniniam laikraštį savo laiku užbrėžta, kad dabar statysim naują kultūrą. Niekas kultūras nestato naujas. Yra kultūra. O į ją mes galim įnešti, tradicijas mes galim keisti, galim įnešti kažką savo. Anksčiau nešė politiką, dabar jis neša tautinę dvasią. Gerai, viskas taip, viskas jūs suprantat, viskas jūs žinot ir aš linkiu jums daug geros sėkmės, sveikatos, sėkmės darbe ir ramybės namuose.
aš turiu dar padėkoti. Žinot, kaip išeini į pensiją, tai atsiduri kaip už borto. Staiga atsiduri nežinioj. Ir būna labai kritiška. Jūs visi tai patirsit ir žinosit. Bet buvo dvi asmenybės tokios, kurie pirmaisiais naujais metais iš visų darbuotojų pasveikina mane su naujaisiais metais. Man buvo labai labai. Tai Norgailienė ir Noreikienė. Yra sakoma, ko susijaunu ir nepasakyti. Yra sakoma, ko širdis neišlaiko, ta burna pasako. Norėčiau padėkoti jums, brangus vedėjau, buvęs esmas ir visą laiką turbūt būsit vedėjų. Dėkoju jums už švelnų nuoširdumą, už gėrį, grožį sklindant iš jūsų darbų. Jums 100 metų ąžuolų tvirtumo. Priimkite nuoširdžią padėką nuo mūsų visų. Geros sveikatos, daug gražių darbų, energijos ir dar plus 23 su artėjančia gimimo diena. Baisiai daug dyglių. Specialiai parinko. Aš klausiaus šito pasakojimo, kaip yra Juozo dabartinėje aplinkoje, lyginau su mūsų aplinka. Ir man toks prisiminė, toks pasakojimas yra, kaip žmogus su Dievu šnekėjosi. Tai Dievas sako, aš tave globoju, aš vedu. Mes visi norim globos, kad mus globotų, kad palaikytų. Tai sako, aš tave globoju. O paskui jis kažkur ten prisnūdęs buvo, tai žmogus sako, aš jį apžiūrėjau, paskui sako, taip, tu mums sakei, kad tu taip jau visą laiką globosi, o aš dabar žiūriu, mes ėjom čia, pažiūrėjau, kur mes čia ėjom tokią jūros pakrantę, ten matytis mano, mūsų pėdos, sako, buvo dvejas pėdos tavo ir mano, o paskui sako, žiūriu, tu palikai mane, vienos pėdos liko. O Dievas sako, ne, sako, tai aš tada nešiau tave ant rankų, kada vienos pėdos liko. Tai taip yra matyti ir kultūrai, šitai sferai, ji visur eina kartais ją ir paneša ant rankų kas, ir mes laukiam, kad paneštų ir paglobotų, ir visur panašiai yra. Ir nieko matytis gudresnė niekas ir nesugalvos. Tai turbūt ir mums tam tikras pastiprinimas, kad pas mus yra ir kitur taip, ir mes esam būtent didelio vyksmo dalis. Tai mums yra didelė vidinė parama. Dabar, kad taip šnekam, aš tiesiog nenoriu, kad čia paverstų mūsų į susirinkimą kokią, ar ten kažką kviesti. Aš iš mūsų darbuotojų pirmiausiai norėčiau paprašyti, jeigu kas norėtų žodelį tarti ar kokią mintį, tai prašau. Visų pirma, visus noriu pasveikinti su šia gražia švente, palinkėti sveikatos, ištvermės, kantrybės kultūrinėme darbe. Kultūros darbuotojas tai gydytojas po muštynių, kultūros darbuotojas policininkas per muštynės, kultūros darbuotojas stalius remontininkas per darbus kultūros namuose, kultūros darbuotojas mokytojas, kultūros darbuotojas meno žmogus. Tad visiems linkiu būti didžiais menininkais, pasisemti iš pavasario, pasisėmę turbūt jau esate iš pavasaros, geros energijos, tad kūrybingumo jums ir prasmingo gyvenimo, taip pat ir asmeninio gyvenimo. Linkiu jums iš visos širdies. Visuomenės
atstovas, su kuriais mes bendraujam ir labai malonu juos matyti. Gerbiamas vedėjo, mėly kultūros darbuotojai, šitos gražios jūsų profesinės šventės dėka, atsiprašau, proga, leiskite jūs visus pasveikinti Geležinio Vilko karių vardu ir palinkėti jums meilės, naujų kūrybinių sumanymų, sveikatos ir viso ko geriausio jums ir jūsų šeimoms. Ir mūsų bendradarbiavimo, kaip tokia atminimo dovanėlė, leiskite vedėjui įteikti šitą. Maždaug už Meižių prūdo, ten kur karinis galinys. Panašiai, taip jaučiu. Ačiū labai. Prašom, kas minėjos ir iš Songailiškių. Tai iš Mažonų seniūnijos. Gerbiami kultūros darbuotojai, iš tiesų šiandien tokia graži šventė, čia jūs tiek daug susirinkę, bet mes esame įpareigoti rajono seniūnų vardu jūs pasveikinti. Iš tiesų rajono seniūnai nemažai prisideda irgi prie šio sunkaus darbo. Bet mes matome, kad paskutiniaisiais metais iš tiesų kultūrinis gyvenimas suaktyvėjo jūsų dėka, kad jūs nepasimetėt, tai yra labai džiugu. Todėl šiandien tą progą mes norim iš tiesų jums palinkėti kuo geriausios sėkmės, ištvermės, sveikatos, kantrybės. Iš tiesų tame nelengvame darbe. Ši puokštė yra skiriama jum ir šis krepšys gal mes nuo seniūnų irgi, gal su šimtais. Tie, kurie, gal ir nepasakyčiau taip, kurie nieko negavo, nors iš čia gausi. Ir būtinai po žiedelį. Labai ačiū. Mes įsivaizdavom, kad iš kaime mūsų bulvės, burokėlė, o čia kažkas daugiau, ne vien burokėlė ir bulvės kaime. Dabar dar yra mūsų svečiai, kurie taip pat nori mums pasveikinti iš labai netolimos, pagretimos mūsų. Čia ne kaip svečiai, čia namiškiai. Namiškiai svečiai. Iš čia pat, iš netoli. Turėjo mūsų būti dvigubai daugiau, bet žinot, kaip yra su ūkininkais. Sumanė karvutę Rodrygo atsivesti ir viskas, nieko nebeiškeliausi. Todėl prašė mūsų perduoti jums sūrį. Kuris yra iš Manšių. Taip. Medus taip pat iš Manšių. Taip. Ir ūkininkai linki jums niekada nepasenti. Bet kultūros darbuotojų turbūt ir neįmanoma pasenti, nes visą laiką su jaunimu, visą laiką su daina, visą laiką su šokiu. Taigi, dėkojam jums, kad jūs esate, kad būsite ir už jūsų nuoširdų darbą, už tai, kad jūs nešate tik gėrį. Nes jeigu tas žmogus, kuris dainuoja, šoka, deklamuoja, vaidina, jis niekada neįsimanys kokių nors prastų, bjaurių dalykų. Ir kai aš pasižiūriu, mokyklose, kiek yra per televiziją matau, gal čia rajono mastu, ne viską matau, pasižiūriu tuos mažyčius vaikelius, kurie taip gražiai dainuoja, liaudės dainas, šoka senuosius tos mūsų užmirštus liaudės šokius ir žaidimus, tai man visada sutarpa širdis. Gal dėl to, kad aš pati daug metų buvau saviveiklininkė, dar truputį esu, nors mūsų kultūros centras yra atiduotas verslininkams, bet mūsų vadovės Norgailienės dėka, jisai mūsų saviveikla truputį gyvuoja, bet aš manau, per dar kokį 10-metį vėl daugiau įsilies. Todėl dar kartą. Todėl visiems jūsų dienos proga linkiu kuo geriausios sėkmės.
Ateikite. Aš esu gerbėjas kultūros, reiškia, sveikinu visus kultūros darbuotojus ir linkiu taip, valgykite sūrį ir medų, pasimatysim